Labas rytas, šiandien yra pirmadienis, aš sveikinuosi šį kartą pirmadienį. Taip jau susiklostė aplinkybės, kad aš šiandien pakalbėsiu ne rytoj, kaip visada žadėjau antradieniais, bet vieną dieną anksčiau pakalbėsiu apie tai, ką žadėjau praeitą savaitę. Tai apie mūsų baimės ir kas iš to išsivysto. Išsivystys dar viena tema, aš taip manyčiau. Tai netempiant laiko, šiandien mūsų tema yra baimės. Kas jos tokios, kodėl mes jas jaučiam ir kodėl mes bijom patys net bijoti. Tai pirmiausia, noriu pasakyti, kad nėra pasaulyje žmogaus, kuris niekada nieko nebijotų. Kažkur, kažkada, kažkaip mes turim didesnės ar mažesnės baimės, jų turime daugiau ar mažiau. Tik klausimas, kaip mes su tuo susitvarkome ir ką mes su tuo darome, kai jau pastebim, kad aš bijau. Tai apskritai pasaulyje vyrauja didžiausios baimės tai mirties, didžiausia baimė yra pasilikimo vienam, kai mane visi atstumia, manęs niekas nebemyli ir manęs niekas neįvertina. Ir kad ir kaip mes paskui vystytumėm kitas baimės, visos tos baimės sueina į tą patį vieną tašką, kad dažniausiai manęs niekas nebemylės, manęs niekas nebeįvertins. Ir aš liksiu vienas ir aš mirsiu. Tai sąmoningi žmonės, sąmoningo keliu einantys žmonės dažniausiai tai jau pastebi, tai jau padirbėję su tom baimėm, pasianalizuoja, kas jas sudaro, iš ko jos todėl tokios išeina didelės ir dažniausiai labai lengvai susitvarko. Klausimas yra tiems žmonėms, kurie tiesiog bijo ir kurie net bijo bijoti, kurie net nepagalvoja, kad ta baimė iš tikrųjų jinai iš kažko susidaro. Na tarkime, paprasčiausia baimė eiti viešai kažkam pasakyti, kad aš noriu didesnio atlyginimo. Kad nueiti pas savo viršininką ir pasakyti, aš noriu didesnio atlyginimo. Tai iš tikrųjų tai baimė yra ne tame, kad paprašyti didesnio atlyginimo. Baimė yra tame, kad aš esu neįvertinta. Aš bijau prašyti to atlyginimo, aš bijau prašyti didesnių pinigų, aš bijau, nes pagalvos, kad mano darbas yra nevertas tų pinigų, pagalvos, kad aš esu ne tiek daug kompetitinga, ne tiek daug išsimokslinusi ir ten užsisuka mintis, scenarijai, kurie neleidžia mums eiti pirmyn, neleidžia mums žengti žingsnių pirmyn, neleidžia paprašyti, tarkim, mūsų viršininkų mums didesnės algos. Ir taip yra visada. Aš tik dabar vieną pavyzdį pasakiau, bet taip yra visada. Ko dar žmonės labiausiai ir bijo, kaip ir minėjau, būti atstumti. Bijo žmonės nesukontroliuoti situacijų, nesukontroliuoti aplinkybių ir nesukontroliuoti kitų žmonių. Todėl ir tos baimės pasijaučia ir susikuria savaime galvose dar kitokios, dar didesnės, dar kitaip. Apskritai, kai mes bijom, tai mes žmogus jaučiame įtampą, mūsų kūnas yra įsitempęs, mes negalime tiesiog logiškai atmesti savo minčių, kad pala, ar tai kiek yra procentų tiesa. Tiesa yra tai, kad mano akis yra baimės akis didesnės už realybę, dažniausiai taip ir yra. Tai baimės absoliučiai mumis stabdo, baimės absoliučiai mumis neleidžia mums bandyti, neleidžia atrasti, neleidžia rizikuoti, net neleidžia būti žmonėms kitokiems, negu aš noriu, nes aš bijau. Jeigu tas kitas žmogus bus netoksai, koks aš noriu, tai gal tas žmogus mane paliks, gal tas žmogus manęs nepripažins, gal tas žmogus eis ir mane išpeiks. Tai mes jau čia turim kitas temas, nes iš baimių viskas ir išsivysto, iš baimių viskas išsirutuliuoja. Tai aš kaip visada sakau, taip ir dabar pasakysiu, reikia klausti savęs klausimų ir baimės labai lengvai jos išnyksta, jos dingsta iš mūsų galvų, dingsta iš mūsų minčių, jeigu mes tai atsekam
Ir jeigu mes tai suprantam, žinoma, yra situacijų, kur suveikia organizmas, kur mes jaučiam pavojų, kur, ir ačiū Dievui, nes kitaip įvyktų nelaimės, ten tarkim, ar, mes tiesiog, jeigu nejaustumėm baimės eiti per gatvę bet kada, jeigu mes nejaustumėm tos savisaugos jausmo, tai aišku, nutrenktų mumis pirma mašina pasitaikiusi pereinamą gatvę. Bet mes šnekam ne apie tokius reikalus ir mes šnekam ne apie tokias situacijas. Tai pirmiausia visada klausiam, mes žmonės, kurie padedam žmonėm, pirmiausia visada klausiam, kaip tu manai, iš ko tavo baimė iš tikrųjų susideda, kas toje baimėje gyvena. Ir ten, kai užduoti tokius klausimus, pasipila visokiausi atsakymai, skirtingi atsakymai, kad, nežinau, tarkim, paimti paprasčiausią klausimą, kad aš bijau susipykti su savo partneriu, kaip pavyzdį, ne? Tai kodėl tu bijai susipykti su savo partneriu? Kas toje baimėje slepiasi? Ir mes, kai pradedam ten knisinėtis tuose atsakymuose, tai būna, kad jisai ten su manim nešnekės, kad aš bijau, kad mes išsiskirsim, dažniausiai visada yra šituose atsakymuose tas atsakymas, kad jisai kažko man neduos, tai kažko ar pinigų, ar kažkur nenuveš, ar kažko mes nebedarysime kartu. Dažniausiai tos, kaip ir minėjau, baimės yra padidintos, sudidintos, suhiperbolizuotos mūsų mintise. Bet vėlgi vien todėl, kad mes bijom likti savo ašyje, mes bijom likti su savim pačiu, mes uždaužom savo jausmus, uždaužom savo norus, uždaužom savo svajones, vien todėl, kad mes visada visko bijome. Tiesa, aš buvau lygiai tokia pati prieš kelis metus, o Dieve, kiek aš praradau laiko, nes aš tiesiog bijojau. Labiausiai, tai aš, kai pradėjau jau save analizuoti, labiausiai aš bijojau, visos baimės suėdavo į vieną, kad manęs neįvertins, kad mane peiks, kad nemylės, nepaplos, nepagirs. Jeigu visos baimės yra jūsų apie tai, daugiau ir mažiau, tai verta sėsti ir nagrinėti. Labai laiku šitą temą, nes aš kaip tik gavau labai didelį atsiliepimą į save, kad darau nesąmonės tai, kad darau, kad mano veikla yra absoliučiai ir kad aš esu išprotėjusi. Tai jeigu aš būčiau buvusi senoji aš būčiau atsisėdusi ir turbūt gyvenime šito nebedariusi, uždariusi savo puslapį, uždariusi savo konsultacijas, pasislėpusi po kaldra, paverkusi kokią savaitę ir daugiau gyvenime nieko nedariusi. Kas įvyko šiuo atveju, aš atsisėdau ir pradėjau kurti šitą video, aš atsisėdau, paskambinau savo redaktoriai, aš atsisėdau, dabar skaitysiu 3 knygą ir ją kuo greičiau paduosiu redagavimui. Kai jau mes pakeičiam savo mąstyseną, tokie komentarai į mumis, kur turėtų kitų žmonių atžvilgių, atrodo, sukelti mums baimę, mumis kaip tik užmotyvuoja eiti pirmyn, užmotyvuoja kažką daryti. Baimės yra absoliutus didelis dalykas, kuris valdo mūsų pasaulius, kuris valdo mano mintis, kuris valdo mano scenarijus, kuris valdo mano aplinkybės ir galimybės. Kai žmonės įkrenta absoliučiai didelės baimės, tai vėl ištisai yra įtampa kūne, ištisai jaučiu stresą, ištisai bijau lygiai to paties, kaip ir minėjau, neįtikti, būti nepagirtam, susimauti, nežinau, likti vienam, nes kas labiausiai bus, kai manęs neįvertins, kas labiausiai bus, kai aš pasakys kažkas, kad aš esu, nieko neverta, kvaila, kaip nežinau kas, tai paliks mane. Tai kas labiausiai dar bus, blogiausiu atveju tai visada būna, kai žmogus miršta, tai jau tada kelio atgal nėra. Kol mes nemirę, mes galim daryti viską, ką mes galim. Mes galim keisti savo gyvenimus, galim matyti galimybės, galim keisti darbus, galim keisti gyvenimus, galim keisti veiklas, galim keisti pomėgius, hobius ir taip toliau. Tai klausimas visada jums patiems ir apie jūs. Jeigu aš bijau, tai iš tikrųjų ko aš bijau? Tai jeigu man sukasi galvoje scenarijai, gerai, aš dabar pradėsiu veiklą kaip pavyzdį vėl. Ir aš būsiu tokia pasirodysiu kvaila, kad aš neturėsiu nei vieno sekėjo, arba tokia pasirodysiu kvaila, kad visa šeima į mane atsisuks, pasakys, kad tu visai išprotėjai ir mane paliks. Gerai, ir kas bus? Ir aš tada klausiu savęs klausimo,
gerai, ir kas tada bus? Kas blogiausio atsitiks, jeigu mano veikla pasirodys, tiesiog nevertinga, kad jeigu aš susimausiu. Nieko nebus, aš susimausiu, ir kas tada bus? Tai visi galvos, kad aš kvaila, ir kas tada bus? Tai su manim kažkas nebebendraus, tai o kas tada bus? Aš tai turbūt liksiu viena, ir kas blogiausia atsitiks, kai aš liksiu viena? Nieko, gyvensiu. Tai kiekvienoje situacijoje, kai jūs jaučiat baimę, yra labai paprasta. Visą laiką viskas yra labai paprasta, jeigu mes žinom, ką su tuo daryti. Tai kiekvienoje situacijoje, kai aš jaučiu baimę, aš atsisėdu, aš neleidžiu savo situacijom užsisukti, neleidžiu savo scenarijams užsisukti, neleidžiu savo galvoj kurti bet kokių serialų. Aš tiesiog logiškai, sąmoningai atsisėdu ir klausiu savęs, ko aš iš tikrųjų bijau. Kas atsitiks, jeigu neįvyks? Tarkim, jeigu aš nueisiu pas viršininką ir paprašysiu didesnės algos ir jeigu jis pasakys ne, kas blogiausio atsitiks? Aš jausiu gėdą, aš susimausiu. Ir kas blogiausio atsitiks? Ir nieko. Ateisiu, pagalvosiu, kur tobulėti, pagalvosiu, kokius argumentus gavau, ar tie argumentai atitinka realybę, ar atitinka mano situaciją, ar netitinka, ar man tobulėti. Visada, kokias situacijas benagrinėtumėt, kokius santykius benagrinėtumėt, kokias naujoves benagrinėtumėt. Pirminis į kūno reakcija, pirminė yra baimė, tai apsaugos instinktas. Kiek jinai yra reali ir kiek jinai yra tikrai jums grėsinti, jūsų valia jums įvertinti. Žmonės dažniausiai bijo keisti gyvenimus todėl, kad tiesiog jaučiasi savo vietoj saugus, jaučiasi savo vietoj, kaip dabar paplitę sakyti, komforto zonui. Ir tiesiog galvoja, kad tai yra saugiausia situacija, tai yra saugiausia išeitis, nieko nekeisti, visko bijoti, bet niekada nieko ir nebandyti. Tai jeigu jau einate bet kokiu keliu, bet ką gyvenime keičiat, bet ko gyvenime siekiat, nesvarbu ar veikla, ar santykis, ar gyvenamoji vieta, ar kažkas, ką jūs kuriate savo gyvenime šiandien, visada atsiras kažkokiam tarpe mintise baimė. Tik klausimas, ką jūs su ją padarysite. Dažniausiai žmonės bijo, kaip ir minėjau, prarasti artimus žmonės. Vėl atsėdu ir vertinu situacijas. Tai palaukit, tai kodėl aš bijau prarasti žmonės? Ar dėl to, kad jie serga sunkia liga ir tiesiog vieną dieną mes jų atsisveikinsim? Ar dėl to, kad aš kažką bijau daryti, nes visiems noriu tiek būti gera, tiek noriu visiems įtikti, kad nieko nedarau, kad ne tik artimi, bet ir draugai pažįstami būtų šalia manęs. Tai tada klauskite kitų klausimų. Tai ar aš esu tikra su savimi? Ar aš veikiu ir gyvenu taip, kaip noriu? Ar aš veikiu ir gyvenu taip, kaip nori kiti, nes aš bijau, kad jie manęs neįvertins, aš bijau, kad jie mane atstums, aš bijau, kad jie mane sukritikuos. Apie kritiką. Viskas, ką jūs beveiksite, ką jūs pradėsite ir kur jūs beisite, jūs visada gausite kritikos. Visada. Tik tais klausimas vėl yra jums kritiką atskirti, ar jinai yra tikrai vertinga, ar atėjo žmogus ir pasakė, kad žinai, mano kaip rašytojos, pavyzdžiui, irgi aš gaunu ir gaudavau kritikos. Ir aš tada įsivertinu, jeigu tai yra apie mano kūrybą ir jeigu tai yra iš to požiūrio, kad žiūrėk, atėjo stipresnis, atėjo daugiau išsimokslinęs žmogus, atėjo ilgametę patirtį turintis rašytojas ir pasakė man, žiūrėk, va čia gal tu patobulink, žiūrėk, čia netinka, žiūrėk, gal taip yra daroma, žiūrėk, va taip yra, tai yra kritika. Bet jeigu atėjo mano kaimynė, atėjo mano pažįstama ir kuri pasakė, žinai, kokią tu rašytoja, tu iš viso čia apie ką gyveni, tu žinai, kokius tu mokslus turi būti baigus, tu galvoji, tavo knygą kažkas pirks, o kaip tu tai padarei, o kiek tu puslapių parašei, o kiek tu sumokėjai už leidybą, o tu jau pardavai visas knygas, tai čia jau yra nebe vertinga kritika, tai jau yra destruktyvūs dalykai ir tai jau yra ne apie jūs, tai yra apie žmogų, kuris šitas dalykus daro. Kodėl žmonės daro apie tokius dalykus? Dėl to, kad jie nenori, kad jūs augtumėt, nes seniausiai tai būna žmonės geriausiai tie, kurie nesikeičia, kurie visko bijo. Jeigu mes bijom, mumis gali aplinkiniai valdyti, mumis gali aplinkiniai kontroliuoti, mumis gali aplinkiniai manipuliuoti, mumis gali aplinkiniai žaisti. Mes esam patogų žmonės. Jeigu mes esam bailiai, jeigu mes sėdim susispaudę kampukę, su mumis gali daryti, ką nori.
Tai vėlgi, ar ne apie tas pačias manipulacijas, ar ne apie tas pačias kontrolės ir ne apie tas pačias baimės kurti savo gyvenimus naujai, taip apie tą patį. Aš galiu kiekvieną kartą kalbėti valandas, bet aš visada galiu kalbėti tik kelias minutės atsakant esminius klausimus, atsakant esminius dalykus, kaip ir apie baimės. Sėskit ir kalbėkit su savim. Ko bijau, kada bijau, kokie blogiausi variantai bus. Jeigu blogiausias variantas bus, ką aš tada darysiu, koks mano bus planas. Ir tada nuspręsti, bandyti, nebandyti, rizikuoti, nerizikuoti, daryti, nedaryti, visada daryti. Aš kaip visada, kaip mums senai sakydavo, nerizikuosi, negersi šampano. Tai galite įsivertinti ir suprasti taip, kaip norite, bet lengviausias būdas yra bijoti, bet tai ir niekas nesikeičia gyvenime. Lengviausias būdas yra visko bijoti, drebėti ir niekur neišeiti iš namų, bet jūs nieko gyvenime ir nepatirsit, nieko neatrasit, nei naujų hobių, nei naujų įvykių, nei adrenalino, kuris jumis veš ir kuris jumis užmotyvuos, nei naujų žmonių, nei naujų darbo pasiūlymų. Nieko niekada nesikeis, jeigu jūs gyvensite tik tais baimėje. Tai yra labai stiprus jausmas, jis yra labai žemų vibracijų jausmas, jisai nieko gero žmogui neduoda apart įtampą ir stresą. Ir galvoje scenarijus, kurie nesibaigia laimingai, kurie nesibaigia sėkmingai, kurie yra tik blogi, kurie yra tik tais patys paprasčiausi ir patys lengviausi kai kam. Tai jūsų reikalas sėsti ir pagalvoti, kokio gyvenimo norit. Nes žmogus, bijantis žmogus, jis yra ir silpnas žmogus. Reiškia, yra emocinė jo būklė labai susilpnėjusi, labai jautri, jis reaguoja į kiekvieną pasakymą, jis reaguoja į kiekvieną durų skambutį, jis reaguoja į kiekvieną žinutę, jis visas pastabas prisitaiko tik savo, visus pastebėjimus apie bet ką, apie darbą, apie gyvenimą, apie namus prisitaiko savo. Kuo daugiau krentam į baimės, kuo daugiau krentam į savikritiką, tuo sunkiau yra pakilti, tuo sunkiau yra pamatyti naujas galimybės, naujus iššūkius, tuo sunkiau yra vėl savyje užkurti drąsą. Tai aš jums linkiu drąsos šiandien, aš jums linkiu pasinagrinėti savo baimės, kad ir kokias jas beturėsit, kad ir kokias jūs turite šiandien baimės, bent vieną sėsti ir pasinagrinėti. Ir linkiu, kad tai išsispręstų lengvai. Klauskit savęs klausimų, iš ko susideda mano baimė, koks blogiausias scenarijus įvyks ir jeigu blogiausias scenarijus įvyks, kokį aš planą tada turiu, ką aš tada darysiu. Nes visą laiką nebus, kad viskas bus taip, kaip mes norim. Reiškia, vėl ir čia paleidžiam kontrolę ir tiesiog leidžiam savo rizikuoti, kad ir kur kokį naują žingsnį eitumėm, ar į darbą, ar į santykius, ar į naują gyvenamą vietą, ar į naują hobį, ar į naujus pomėgius, o gal net į paprasčiausią kelionę, kurios visą gyvenimą bijojau, nes prisigalvojau, kad bijau skristi, kad viešbutyje man nebus vietos, kad aš nemoku plaukti, kad aš negalėsiu ten jokių pramogų. Viskas apie bet ką jūs bijot, viskas yra apie jumis. Tai jūsų teisė rinktis, kaip jūs gyvensit, jūsų teisė rinktis, ar jūs tas baimės išlukštensit, išanalizuosit ir tiesiog jas paleisite labai lengvai, norėdami bandyti, norėdami rizikuoti ir norėdami atrasti naujus dalykus. O aš jums šiandien linkiu geros dienos, linkiu geros darbo savaitės ir nežinau, kaip šią savaitę bus, gal trečiadienį, gal ketvirtadienį mes vėl pasimatysim, mes vėl kalbėsimės, todėl kad labai ačiū jums už asmeninės žinutes, kurias jūs man rašote ir kurias tiesiog užduodate klausimus, o man tai tiesiog yra jau tema kalbėjimui. Ačiū jums labai tiems, kuriems aš darau konsultacijas ir kurie tiesiog man visada po konsultacijų parašot, kaip jūs jaučiatės, ką išgyvenote, kaip miegojote ir kokiomis mintimis atsikeliate, kokiomis mintimis jau kuriate naujas dienas, naujas darbo dienas, naujas savaitės. Tai ačiū jums už viską, ačiū, kad esate, ačiū ir tie, kurie manęs nemėgstate. Jeigu jūs manęs nemėgstate, jūs man sukuria didžiausią motivaciją tik tobulėti ir tik augti ir tik labiau jumis erzinti. Tai ačiū visiems, ačiū už viską
ir iki trečiadienio arba ketvirtadienio, priklausomai nuo to, kiek turėsiu darbo ir priklausomai nuo to, kaip spėsiu atsakinėti į jūsų asmeninės žinutes. Tai iki ir geros darbo dienos.